Niekas nekalba apie tai, kad uždegimo apimtas sąnarys yra sąnarys, kuris dirba per daug ir jam reikia labai paprasto dalyko. Nugaros skausmas, kai ištiesiate ar pasukate, neturi nieko bendro su disko išvarža ir juo labiau su amžiumi. Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip patikrinti savo stuburo sąnarius ir išmokysiu 2 pratimų, kurie gali iš karto palengvinti šią būklę. Ir svarbiausia, pamatysite, kad nereikia būti jaunu, liesu ar labai lankščiu, kad galėtumėte atlikti šiuos pratimus ir turėti judrų stuburą. Ar man nepasigirdo? Šis skausmas atsiranda, kai bandome suspausti uždegimo apimtą pažeistą sąnarį, o stuburo sąnariai yra nugaros pusėje. Todėl tai sukelia diskomfortą, kai ištiesiate arba bandote pasukti stuburą. Ir daugelis žmonių tai supainioja su disko išvarža, nors tai visiškai nesusiję dalykai. Sąnario testas yra labai paprastas. Jūs pasilenksite į priešingą pusę ir atsiranda skausmas. Jei skausmas yra dešinėje pusėje, jūs šiek tiek pasilenksite į kairę. Ir šioje padėtyje jūs ištiesite ir pasisuksite. Jei skausmas labai sumažėjo arba visai neskaudėjo, problema nėra raumenys, nėra diskas ir nėra raištis. Problema yra jautrus sąnarys toje pusėje. Uždegusi, sužeista. Ir čia aš matau daug sveikatos priežiūros specialistų, gydytojų, kineziterapeutų, sakant, tai reikia vartoti prieš uždegiminius vaistus arba tiesiog pailsėti. Problema tas, kad skausmas visada sugrįžta. Ko aš nematau, kad kas nors sakytų, tai kad uždegęs sąnarys yra sąnarys, kuris dirba per daug. Ir jam reikia labai paprasto dalyko. Jam reikia, kad kiti sąnariai judėtų, kad jis nedirbtų daugiau nei reikia. Kol mes nepašalinsime blokavimų, tas sąnarys visada bus per daug apkrautas, skaudės ir vėl užsidegs. Jėzus. Ir pradėsime šalinti blokadus tiems, kurie žiūri. Virš problemos tiems, kurie yra virš faciatinio sąnario, uždegusio sąnario. Tu švelniai susuksi rankšluostį į volelį ir padėsi tą rankšluosčio volelį virš skausmo vietos. Jei jauti skausmą čia, tu padėsi tą volelį viršuje, atsigulk lėtai, sulenkęs kojas ir atrėmęs pėdas. Geriausia be sportbačių, kad neišpurvintum sofos. Kojos sulenktos, pėdos atremtos. Pradėsime išbūdami šioje padėtyje 30 sekundžių. Lėtai kvėpuojame. Mintis čia tokia, lyg mes darytume visos stuburo tempimą. Praėjus 30 sekundžių, kitas žingsnis – kelti rankas. Prisimink, kad esmė čia tempimas. Taigi, pradėsime tempti viršutinę dalį. Žiūrėk, lėtai kelk rankas tiek, kiek tau patogu. Jei gali visiškai ištiesinti rankas, puiku. Jei ne, lik tau patogioje padėtyje. Išlaikyk šią poziciją dar 30 sekundžių. Lėtai kvėpuok, stenkis atpalaiduoti kūną ant rankšluosčio. Po truputį ši pozicija taps patogesnė. Mes šaliname sąnarių esančių virš uždegiminio sąnario blokadas. Po 30 sekundžių jūs ištiesite apatinę dalį. Lėtai ištieskite kojas tiek, kiek galite, tiek, kiek jums patogu. Vėlgi, nereikia visiškai ištiesinti kojų. Darykite tiek, kiek lengva. Patogu, tiek, kiek jums malonu. Tai labai atpalaiduoja. Pasilik šioje pozicijoje dar 30 sekundžių. Atkreip dėmesį, kad čia svarbiausia – nespausti savęs. Jei spausi save, raumenys neatsipalaiduos ir blokada išliks. Baigiai pratimą, sulenk kojas, sulenk rankas, atsigulk ant šono ir sėskis remdamasis rankomis. Galiausiai, truputį pajudėk, kad pajustum, jog stuburas juda laisviau. Aš gyvas. Dabar pašalinsime žemiau probleminės vietos esančius blokus. Ypač kryžkaulis, dubuo ir klubai. Vėl naudosime susuktą rankšluostį. Šį kartą padėsite jį po skaudama vieta. Atsigulkite ištiesę ir šiek tiek praskietę kojas. Čia pabūkite 30 sekundžių lėtai kvėpuodami, kol stuburas pripranta prie šios padėties. Po to pradėsite laisvai, ritmindui ir atsipalaidavę siūbuoti kojas. Čia mes perkeliame šį atblokavimą toliau, ne tik sąnariams,
mes perkeliame šį atblokavimą į raumenis ir juosmens stuburo raiščius. Dar 30 sekundžių. Po to sulenksite kojas ir sukryžiuosite jas. Leisite pėdai nukristi, štai, lyg bandytumėte prisiliesti pėdos padu prie čiužinio. Darykite tiek, kiek jums malonu, kiek jums patogu. Neskubėdami. Šio pratimo dalyje atpalaiduojame sritį ties sėdimuoju nervu, kai jis eina už klubo. Tai darysite lėtai, neskubėdami, po 10 kartų kiekvienai pusiai. Šią rutiną atliksite 1 arba 2 kartus per dieną. Ir netrukus pastebėsite, kad skausmas sumažės, bet pagerės ir tas sužeidimo jausmas, tas baimės jausmas, kad skausmas gali sugrįžti. Ir kaip dovana jums, kurie likote iki šiol, palieku jums greitą pratimų rutiną, kurią galėsite atlikti prieš miegą, kad pašalintumėt visą tą įtampą, visą tą per dieną susikaupusią naštą, pagerinti tavo miego kokybę ir padėti atsibusti be skausmo. Tiesiog spustelėkite čia ekrane, kad pažiūrėtumėte. Ir jei šiandien galėsiu tau padėti šiame vaizdo įraše, nusiųsk šį vaizdo įrašą žmogui, kuris jaučia juosmens skausmą ar turi kokių nors stuburo problemų. Tik tiek tavęs neprašau. Padėk šiam vaizdo įrašui pasiekti tuos, kuriems jo reikia. Aš čia ir baigsiu. Stipriai apkabinu, iki kito karto.